įvairūs ir tikrai draugiški. Kai kurie mokytojai tikrai linksmai mokina ir su jais būna tikrai linksmai per pamokas. Jie labai faini, jie išsilavinę žmonės, jie puikūs žmonės. Jie yra pakankamai linksmi, su jais šiaip labai geri. Mokytojai šiaip labai gerai viską išaiškina. Jie visi yra labai draugiški, gali pasiklausti, kai tau reikia kažko. Mes manome, kad ąžuolyno mokytojai yra patys fainiausi, geriausi, šauniausi, linksmiausi. Man ąžuolyno progimnazijos mokytojai labai patinka, nes jie yra smagūs, labai fainai moko ir daug gerų dalykų išmoko. Ką manote apie Vilniaus ąžuolyno progimnazijos mokytojus? Kai būna labai geras mokinys, visi mokytojai būna superinis. Kai kurie, griežti, bet teisingi ir, vis dėlto gerai moko, galima išmokti daug iš jų. Na, mūsų mokytojai yra gan griežti, bet tai sutramdo mūsų Vilnian kokius mokinius, kurie vis laksto ir rėkia. Aš niekada iš tikrųjų nemaniau, jog mūsų mokytojai yra griežti, aš pajuokavau. Su vaikais jiems reikia tikrai daug kantrybės, laimės, džiaugsmo, kad jie tiesiog džiaugtųsi savo darbu, kad jiems tai teiktų džiaugsmą. Aš norėčiau jiems palinkėti, kad ir toliau jie būtų tokie linksmi, kad padėtų. Palinkėčiau visada būti laimingiems, labai smagiems ir kad man jų labai pamokos patinka, todėl kad taip ir toliau mokytų. Gerų, sėkmingų mokslo metų. Palinkėjimų daug iš mokinių. Daug laimės, gerų mokinių ir kad gerai išmokytų visus. Kad turėtų gerus auklėtinius, kad nereiktų blogų pasiekimų. Kad būtų daugiau kantrybės, kad vaikai būtų geri. Kažko nesusijusio su mokykla, tarkim, skanaus maisto, gilaus miego ir gerų atostogų. Mokytojams tikrai linkiu daug ištvermės su visais mokiniais ir visko, ko reikia mokyti vaikus. Vilniaus ąžuolyno progimnazija yra labai gera mokykla. Joje malonu būti ir mokytis. Atmosfera puikiai ir draugiška vien mokytojų pastangų dėka. Ąžuolyno progimnazija praleisti metai. Be abejonės yra vieni svarbiausių gyvenimų. Turbūt visi sutiks, kad būtent čia įgytos žinios, patirtis. Sutikti draugai suteikia pagrindą tolimesniam gyvenimui. Žmonės, be kurių pagalbos, šio žinių bagažo turbūt nebūtų pavykę sukaupti. Žinoma, yra mokytojai. Antraisiais namais, ne vienus metus mokykloje, Mūsų lydintys mokytojai buvo tie, Kurių patarimas, padrasinimas, o kartais ir sudrausminimas. Padėjo išvaiko Nedrąsiai žengiančią į pirmasias pamokas. tapti subrendusiu žmogum. Linkime mokytojams. Ir toliau būti tokiais mielais, nuoširdžiais. Ir stengtis, kad net tie mokiniai, kurie kažko nemoka, taptų tais, kurie moka tai geriausiai. Juk, kaip sakom, ką išmoksi, to ant pečių nenešiosi. Ačiū, kad esat!